Labuka, vasaros gyventojai. Žinau, kad vasara ne tas laikas, kai siuviniai galvoji, suprantu, kad kažkas šiuo metu sėdi prie ežerų, galbūt prie jūros, galbūt keliauja kažkur atostogų, galbūt netgi savam sode kepa šašlyką, galbūt tiesiog ravi daržą. Bet pagalvojau, kadangi pasiėmiau porą dienelių, po joninių irgi pailsėti, tai nelauksiu šito ekstremaliai karšto savaitgalio ir pafilmuosiu plius minus, kasgi vyko tą birželį. O nevyko jame beveik nieko. Nieko kaip ir pas daugelį žmonių, nes faktas tas, kad mane irgi veikia karštis, karštį aš pakelti labai galiu. Tie žemo kraujo spaudimo nešiotojai tikrai sunkiai taip ištveria. Labai norėjau išeiti į sodą, kol yra vėjelio, kol yra pavėsis, bet net ir gyvena netoli centro Vilniaus, kas nors pjauna, ką nors. Pjauna žolę, pjauna malką, pjauna kažką. Tai užsidariau aš namuose, uždariau langus, susiradau šviesiausią vietą ir galvoju, papliurpkim. Bet taip iš esmės papliurpkim, koksgi buvo tas birželis. Kadangi mane irgi ištiko vasara ir aš turėjau, kaip sakau, visko ir nieko, tai aš net nelabai, ko gero, jau šį kartą net nebandysiu čia labai apžvelgti savo birželio, nes kaip matot, jis yra toksai visoks. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 jau dienas, kai aš iš viso nieko neveikiau. Milijonas. 1, 2, 3, 4, 5, 6 kokie pradėtukai. Bet ir buvo tik pradėtukai, nieko ten daug nenuveikta ir kaip matot, dar 5 dienas iki birželio galo, nes šiandien yra birželio 25. Bet šiandien turiu ūpo ir noro kažką pafilmuoti, tai galvoju, pafilmuosiu įžangą, pafilmuosiu, kas vyko birželį, o kaip ir minėjau, nevyko nieko. Dariau daug eksperimentų, bet apie juos, ko gero, kalbėsiu Liepos mėnesį, nes jie bus truputėlį susijęs su viena dizainerė, kurios darbų šiaip aš nesiuvinėjau, bet paėmiau ir sugalvojau, kad gal reikia. Tai jo, pakalbėkim, tai kągi aš visgi prifantazavau tą birželį. Aišku, kaip ir minėjau, aš pradėjau kelionėje savo Milgio rankinuką. Ir tiesą sakant, ko nepatingėjau padaryti, tai šį kartą nepatingėjau berušiuodamas siūlus, kas iš tikrųjų man sąžiningai asmeniškai nelabai ir patinka Milgiluose, kad viską reikia tą išsirušiuoti. Ir šį kartą aš nenorėjau padaryti tos klaidos, kada yra 2 siaubingai panašus atspalviai ir jie susiplaka ir tada labai lengva supainioti, ypač jeigu apšvietimas ne pats geriausias. Tai aš paėmiau ir berušiuodama, kaip matot, viena spalva netilpo, viena spalva teko taip susivinioti. Aišku, mano daržo manikiūras neatrodo labai estetiškai, bet jau ką dabar darysi. Tai aš pasiėmiau savo DMC paletę, atsisėdau ir sumečinau, kaip čia pasakyti, sumečinau visas spalvas ir jas susirašiau, kadangi šita paletė planšetė yra, kaip matot, medinė, tai aš pasiėmiau pieštuką ir pasistengiau susirašyti numeriukus. Jie čia nesimato idealiai, bet vis tiek plius minus. Nes ir jau bando nusitrinti, tai jau reikės tikrai čia paryškinti, kad čia yra 3 velnias, čia jau beveik ir nusitrynė. Nieko, aš po to pataisysiu. Tai gal variantas ir ne pats tobuliausias, bet geltonų čia yra tokių panašių, kad man tikrai reikėjo paletės, žinokit, jas atrinkti. Pavyzdžiui, šitą nuo šitos. Prieš kamerą gal ir atrodo, kad jos skiriasi, bet realybėje, kai tu jas sudedi, nieko jos nesiskiria. Tai, žinokit, ir viskas baigėsi tuo, kad, aš pasiėmiau į kelionę, buvau gimtinėje pas tėvus, pradėjau siuvinėti, visgi nusprendžiau, kad siuvinėsiu ant perforuoto popierio. Grįžta. Tai, žodžiu, buvo taip, šeštadienis, čia buvo, man atrodo, 1 birželio šeštadienis. Aš pasiuvinėjau kampelį ir realiai buvau nusiuvinėjus grinai tik tai šitą šviesesnę dalį. Čia aš pradėjau daryti tą korį ir grįžtu sekmadienį ir suprantu, kad nesąmonę padariau. Ir pradėjau siuvinėti ir grinai tose vietose, čia kur reikia tarpuką palikti, palikau neteisingą tarpuką. Ir vis kardžiau.
Ardžiau tada vėl atsiuvinėjau ir tada taip nusimušė lūpas ir galvoju, ne. O kiek nedaug reikia, kad nusimuštų lūpas, bet iš tikrųjų tą savaitgalį taip sutrigerino ir galvoju, nenoriu aš taip. Aš noriu, kad viskas judėtų sklandžiai, jeigu neina, vadinasi, šiuo metu to darbo siuvinėti nereikia. Tai o ką parodyti, tai kad ir nėra ką parodyti. Keli pirmi kryželiai, viena vienintelė spalva. Šis spalvos, aišku, yra dieviškos, kaip ir matosi. Tikrai neturiu net pretenzijų, net kaip matot, labai susimečino su mano birželiu, nes birželis pas mane bičių tema. Lipukai, lipdukai ir visa kita, tai jo, pas mane šitą bitė šeimininkė norėjo dominuoti ir jai nepavyko. Ir tiesą sakant, po to savaitgalio pirmo birželio aš prie jos taip ir negrįžau ir nusprendžiau, kad tiek tos. Tiek tos, nesigauna, tai nesigauna. Tai va, tai mano noras daug ką pradėti, bet pradėta, ne, tai net, aš išsirušiavau trečiadienį prieš išvažiuodama savaitgalį ir po to savaitgalį siuvinėjau, sekmanį grįžus perdarinėjau, tai net nerašiau nieko, nes, kad tą patį daryti, tai čia net nesiskaito. Tai va, turėjau pradėtą Chatelaine vieną, tada pradinėjau dar Noros Corbett mažų darbelių, tikrai ne vieną pradėjau, bet labai labai norėjau tai padaryti. Ir aš pastebėjau, kad jau ne pirmą vasarą, man ateina vasara ir tada kažkas dzingt, galvoju, kad aš noriu pradėti viską, ką turiu. Ir labai faina, ir gerai. Taigi vis tiek aš jų visų nesiuvinėsiu. Aš kadangi labai nemėgstu pradėti, tai galvoju, aš pasiaukosiu, pradėsiu viską, ką įmanoma, o kai jau norėsiu siuvinėti, jau viskas bus pradėta ir nereikės daryti tos nemalonios dalies. Tai va, tai žodžiu, mano šitas pradėtukas nebuvo pats sėkmingiausias, tai apie jį daug ir kalbėti ir neišeis. Tai tarp mano visų šitų pradėtukų, bitukų, Chatelaine. Ką aš nusprendžiau padaryti, nufilmuoti jums pasakojimą apie Chatelaine. Ir kas man iš to gavosi, aš parodysiu jums, po to, kai aš jums parodysiu, įklijuosiu grinai štai. Žinot, ką dar parodysiu? Atsimenat, aš jums nerodžiau praeitą mėnesį, sakiau, kad bus vienas pradėtukas paskutinę dieną, tai yra Noros Corbett povas. Pats balčiausias, pats gražiausias. Šiaip jį nežinau, nedaug kas įsiuvinėja, o aš turėjau, jis yra nemokama schemutė. Mirabilių puslapyje galite tikrai lengvai rasti, parsisiųsti ir yra Mirabilia Peacock. Tai kadangi pavyko šiek tiek ją pasiuvinėti, tai dabar jau galiu kažką parodyti. Tai, gerai, kas čia dabar rodau per maišelį, to išimsiu. Iš ko susidaro šitas povas? Nelabai iš kažko. Jisai susidaro iš 2 DMC siūlelių. Čia yra balta ir tokia kaip mėlyna, tokios specifinės spalvos mėlynumas. Va šitas siūlelis. Tada ko reikia dar 2 keronų ir 4 spalvų karoliukų, vienas iš jų yra Magnifica. Kaip žinia, Magnifica grįžta. Aš šiandien netyčia užmačiau, nors pasirodo, kai kas jau vakar matė, kad grįžta garsioji Magnifica, kuri buvo čia toks totalus deficitas, ko neįmanoma buvo nei gauti, nei rasti, nei suprasti. Žodžiu, tai nežinau, šiaip būtų labai faina gauti, bet negi dabar užsakinėsiu iš Amerikos vieną dėžutę Magnificų. Aš įsivaizduoju, kokia bus konkurencija, kai niekas negalėjo šitiek metų nusipirkti Magnificų. Dabar staiga ateina pranešimas, kad Vicheltas atnaujina tiekimą. Tai labai labai norėčiau, čia yra tokie balti Magnificų karoliukai, kuriuos aš tikrai labai norėčiau gauti. Nes realiai visa kita čia irgi balti, čia irgi galima sakyti tokie kaip sidabriniai permatomi, tik šitie yra gal šiek tiek tamsesni, kaip tai galima net ir pasižiūrėti. Tai čia be balto siūlo, o kur mano baltos siūlos? Tai jis kažkur išėjo pasivaikščioti. Va. Tai iš esmės 2 DMC siūleliai, kurių reikia, tai yra štai tokie.
Ir šito šiaip mėlyno, aš nežinau, kodėl čia 2 yra. Reikės tikrai ne per daugiausiai. Tada eina 2 tokie kaip žali keronai. Tai va vieną jau išsiardžiau. Kitą turėjau namuose, tai labai pasisekė. Ir tada eina daug visokių. Eina karoliukų, nežinau, irgi turiu čia iš kažkur 2 dėžutės. Tai va tas žalesis. Ir likę bus jau balti. Tik tai kažkodėl tai vieną kažkur aš jau nudaigojau. Vietoj magnifikų aš planavau panaudoti kitą magnifiką. Irgi maždaug baltą, likutį iš mano kitų darbų, bet aš dar neapsisprendžiu, tai kol siuvinėju, tai nesuku galvos. Tai va. Tai kaip ir priemonių nėra daug, bet nėra taip jau ir mažai, nes 2 keronai jau yra ką veikti. Vat schemą nebijau net ir parodyti, nes jinai yra nemokama. Tai vat gal dėl magnifikos ir 2 keronų tai nėra kažkoks pigiausias dalykas, bet kadangi schema yra nemokama, tai gyvenk ir žvenk. Tai va, tai kiek man pavyko padaryti, tai parodysiu. Aš užsidėjau ant didžiulio rėmo, bet ar man labai patogu taip siuvinėti, aš nežinau. Tai čia yra mano tas pats gražusis, garsusis linas, ant kurio aš siuvinėjau ir savo laumžirgius ir kuriuom aš nusivyliau, bet kadangi aš noriu kažkokio tęstinumo, kad būtų darbuose, tai nusprendžiau pasikankinti ir pasiuvinėti dar šitą povą ant tos pačios spalvos, tai jis vat atrodo daugmaž taip, kadangi aš esu pasistačius tokį nedidelį stalelį, man neišeina kaip apsukti. Tai vat esu padarius patį viršų jau beveik, ten ties plunksnomis reikės dar padaryti keletą kryžiukų, bet ten, kur yra dabar ilgieji tie dygsniai padaryti, ten po to išsidailins ir dabar realiai aš jau esu padarius šitos pirmos pusės kojeles, grinai norėjau padaryti galvą, sparną ir dabar vienintelį dalyką daugiausiai reikia daryti, tai imti baltą ir ištisai siuvinėti baltą. Tai viskas būtų gerai, vat šitą kai pabaigsiu, čia irgi praktiškai visur dabar jau daug reikės balta, tai gali praktiškai imti vieną spalvą ir kaifuoti, bet kaip pakaifuoti, kai aš siuvinėjau užsidėjus ant rėmo tokio vat, nu žinot, kur padarai įtempėjus, viską įsitempi, o pats šiaip dažniausiai taip, nu vat nesiuvinėji. Nes aš neturiu, kur šiaip iš tikrųjų va tokio tipo rėmų dėtis ir man tai nėra patogiausias variantas, bet aš naudoju liną ir aš nebenoriu, kad mane erzintų tie rėžai, kurie po to lieka ir jie neįsilygina. Tai bandysiu pasikankinti vien dėl to grožio. Durnai skamba, aišku, aš suprantu, kam čia kankintis, gi hobis, bet dėl to grožio nepadarysi. Tai va. Tai čia mano vienas iš tokių darbų, kur kažką pavyko padaryti daugiau. Pradėta paskutinę gegužės dieną. Tai kartais, kai užsimanau kokį siūlelį ar 2 susiuvinėjau, bet aš nepretenduoju šitą darbą padaryti labai greitai. Pavyzdžiui, šitam video aš jums net nerodysiu kitų savo 2 laumžirgių, nes pradėti aš juos pradėjau, bet ten beveik niekas nepadaryta, nes kažkodėl man nebuvo ūpo ten judėti iš viso praktiškai. Tai yra kaip yra. Kadangi žadėjau rodyti daug drugelių, visokių vabalėlių, bent povas bus. Tai va, tai toks buvo mano vienintelis gal labiau pajudintas darbas. Iš noro skorbėt nemokamų schemučių. Dabar pasistatyti, kad nenugriūtų. Tai va, ir čia buvo tai, ką aš Max iš jo išspaudžiau per birželį. O tam, kad dabar peršoktumėm prie Chatelaine, tai įdedu jums visą pasakojimą apie tai, ką aš turiu. Ir kai tik jūs jį pasižiūrėsit, aš tada jums parodysiu, ką man pavyko padaryti. O dabar truputėlis apie priekaištus. Po paskutinio savo video gavau iš draugės priekaištą. Įsivaizduojat, kodėl mano vasaros planuose nėra nei vienos Chatelaine mandalos. Visi tarė, žinau, skirtingai, lietuvės daugiau Chatelaine, nors įvairiai iš tikrųjų tarė, aš nežinau iš tikrųjų, kaip turėtų čia būti tiksliai,
Nelabai esu siuvinėjus, nelabai daug ir aiškinausi. Brandas tikrai labai gerai žinomas, tai yra Martina Rosenberg, kurios jau nebėra gyvųjų tarpe, bet jos palikimas vis dar klesti, nes kiek žinau, jos dukra tęsė jos darbų įsigijimo galimybę oficialią. Tai tas yra labai labai faina. Ir tiesą sakant, niekada neplanavau aš siuvinėti, bet įdomiausia tai, kad priekaištą tai gaunu iš žmogaus, kuris turi tai gerokai seniau negu aš. Ir tiesą sakant, netgi labai seniai. Ir irgi nepradeda, tai aš nežinau, kaip mes čia Sigita rūkuosimės, bet, pajutau spaudimą, tai dabar kažką reiks daryti. Juokas juokais, bet tebūnie. Šiaip man buvo smalsu visada pabandyti tai padaryti, bet aš visą laiką žinojau 2 dalykus. Kad tai yra ekstremaliai brangus malonumas ir B, kad tie specializuoti dygsneliai mane gąsdina. Nes aš siuvinėjau pagrinde kryželiu ir visos tos mandrybės, gudrybės man dažnu atveju ne visada gaunasi. Čia jau faktas. Realiai man net prancūziškai mazgeliai nesigauna. Aš nežinau kodėl, bet su prancūziškais mazgeliais aš turiu bėdą. Tai turiu baimę kažką su tuo daryti. Ir jau tiesą sakant, net buvau palaidojus šitą mintį ir viskas pasikeitė praeitų metų vasarą, kada staiga, kai aš nusprendžiau, kad jau that's it, žmonės pradėjo mane grūzinti ir traukti tiesiog į visą šitą peklą. Ir vietoj mano didelio plano turėti vos vieną mandalą kažkaip, šiaip ne taip, ten susipirkti per kelis mėnesius, dabar, kaip sakoma, turiu 3. Tai žinot, čia iš tos serijos tu planuoji, dievulis juokiasi. Ką čia daugiau ir pasakysi. Bet taip gavosi gal dėl to, kad aš ir įsigijau vieną vienintelę, tada gavau dovanų schemą, nes jos yra šiaip labai brangios. Ir galiausiai baigėsi tuo, kad aš sustresinau, nes aš nieko nesuprantu. Aš studijavau kelis vakarus, atrodo nesudėtinga, o rankos nekyla ir kažkokios drąsos nėra. Ir gavosi taip, kad pamačiau vieną mažesnį variantą. Ir tiesą sakant, kai pamačiau, tai kaip ten sakoma ir įsimylėjau iš pirmo žvilgsnio patį rezultatą. Ir pagalvojau, gal kažką mažo. Nes ir pigesnis variantas, ir kažkaip atrodo drąsiau. Tai aš nieko nedėliojau, kaip buvo nupirkta, o pirkta buvo dalimis. Visą tai, ką jūs pamatysit, tuos 3 darbus, visos schemos yra PDF-inės, pirktos oficialiai. Todėl viršelių spalvotų neturi, tai dabar jau kažkaip reiks bandyti nepamiršti, uždėti į video nuotraukas. Nes praeitam video tiek klausiau ir praklausiau tą vietą, kur pažadėjau įdėti, kiek kainavo Emerald Dragonfly. Nemeluoju, $200. Taip. Ir neįdėjau tos nuotraukos. Ir po to Lanarte neįdėjau dar tos nuotraukos su 2 drugeliais. Tai žioplumui nėra ribų, bet, kaip sakau, gyveni ir klysti. Tai šiuo atveju tikrai jau pasistengsiu sudėti, nes realiai aš neturiu, sakykime, popierinių schemų, jas galima nusipirkti ir popierinės, bet pagalvojau, ką man to reikia, nes yra oficiali legali opcija gauti PDF-ą ir visai fun, ir netgi galima pasididinti kokiam iPad'e. Tik tai problema ta, kad mano ta pirmoji, kurią aš įsigijau, bet tvarkydama paštą sugebėjau praganyti ir sugebėjau taip ištrinti, kad neliko niekur. Tai nežinau, ketinu dar kreiptis į parduotuvę, gal netyčia su mano mokėjimo kopija pavyks kaip nors gauti elektroninę versiją, labai tikiuosi, nes kitu atveju iš popierinės vargti reiks labai. Tai gerai, mažiau pirpiam, daugiau žiūrim. Tai ta mažoji mandala, tiksliau net ne mandala, čia yra vienas iš 4 gotikinių ornamentų, nes jų yra 4. Ir aš tiesą sakant dar abejojau ir sprendžiau tarp auksinio ir raudono, nes nepaslaptis mėgstu raudoną spalvą ir visgi nugalėjau, kažkaip mačiau rezultatą. Kur į vieną nuotrauką taip sužavėjo, aš po to įsigilinau ir supratau, kad man iki tiek gražu, kad davai. Tai aš kalbu apie auksinį gotikinį ornamentą.
Jisai taip ir, man atrodo, plaukit, aš pabandysiu ištraukti tą dalį, kurią galiu, nu čia pripaišyti, aišku, nes aš pirkau tas priemonės, tai yra Vegotic Ornaments Faux Gold and Browns. Tai vat, tai čia mano netgi buvo skaičiuota, vat matot, sumom, kiek visą tai gali kainuoti visumoj. Tai vat irgi faktas, kad, nu, reikėjo, žinokit, pasistengti ir faktas, kad ne per vieną kartą buvo nupirkta, nes, nu, aišku, šitas variantas dar vienas yra iš pigesnių, nes jame yra DMC, kur tikrai ne visose mandalos yra 2 keronai, kiek matau. Tada Gloriana šilkai 2. Vieną šitą labai buvo sunku gauti, jo praktiškai niekur nėra. Tada turim, nu čia auksiniai siuliukai, Rainbow Gallery Petit Treasure Braids ir dar 2 spalvelės, bet čia šiaip irgi yra metalizuoti, tai yra Silk Lame. Tai va, o visa kita čia yra jau karoliukai. Tai kadangi aš norėjau visko originalo, tai originalą ir gavau. Tai va, tai kaip atrodo realybė, tai audinys, kurį aš pasirinkau, tai yra Silver Moon 32 kanto Evas. Nežinau, jinai tokia yra šviesiai pilkšva. Nežinau, Silver Moon, bet tokia nei ekrų, nei pilka, nei dar kažkas. Bet aš kažkaip pasižiūrėjau, kad man atrodo, labai gerai atrodys. Tai va, tai turiu visus DMC siūlelius, bet jau nusipirkau, nebeieškojau savo likučiuose, neturiu. Tai yra nedaug, kadangi čia yra rudai auksinis, tai tokios spalvos ir gaunasi. Taip, tai tada 2 keronai, nu neišimsiu gal iš pakiukų, kaip ir visai neblogai matosi. Tada 2 šilkai. Tai va šitas, patikėkit, čia buvo tokia medžioklė gauti šitą Glorianą. Nes pasirodo, šita spalva jau yra deficitas irgi visur, tai čia, žodžiu, viskas keliavo vos ne vieną po vieną. Ir kaip sakau, buvo įdėta daug pastangų tai gauti, tai labai džiaugiuosi, kad pavyko, nes dėl vieno šito siūlo tai teko labai stengtis, bet gavau. Ir dabar visi tie metaliukai, apie kuriuos aš kalbėjau, nu man jie tokie gražūs. Taip. Štai kaip jie atrodo. Ir tada dar galima pridėti Silk Lane. Nu, tai galite įsivaizduoti. Rudai auksinis, nu tai aukso spalvos, rudos spalvos čia yra labai daug ir matot, netgi iš siūlų kiekio jisai dominuoja būtent ant metalizuotų siūlų. Nes šilkų yra Glorianos 2, Kerono yra 2, šiek tiek yra DMC ir visas pagrindas yra metalizuoti siūleliai. Dėl karoliukų čia nieko nėra labai daug. Čia yra Delikos. Kaip jos man primena iš tikrųjų Magnificas. Tas tobulas toksai tubelio supjaustimo lygmuo. Čia dabar nesimato, o pamanysiu pakratyti. Va. Kristaliukai, kurių čia nėra labai daug. Gothic Ornaments. Taip, iš supakavimo kažkas jau gal ir atspėjo, pirkta irgi oficialiai iš Amerikos, iš European Costage. Nu, labai brangus šipingas. Bet kai aš pabandžiau savo kitai mandalai surinkti atitikmenis, nes ta schema turėjo nurodytus atitikmenis Mill Hillo, tai žinokit, nu taip skiriasi ir jų dydis visai yra kitas. Ir pavyzdžiui, aš pasižiūrėjau, kad jeigu aš naudočiau Mill Hillą, nu tai nesigautų tas pats. Tai teoriškai čia buvo geras sprendimas iš tikrųjų nusipirkti originalus. Tai ir tikrai visiems rekomenduočiau. Tikrai, jeigu jau ryšitės kada nors siuvinėti Chatelaine, tai jau Delika, man atrodo, tai yra must. Nu, aišku, čia kiekviena pagal skonį. Jeigu jūs radat kažką, ko galit pakeisti ir jums yra smagu, tai faktas valio. Realiai aš pavydžiu žmonėm, kurie moka
keisti, nes aš tai esu tas žmogus, kuris linkęs naudoti viską originalą, jeigu tik įmanoma, nes, kaip sakau, jeigu man jau patinka darbas, tai jis man patinka dėl to, kad jis taip atrodo. Tai aš nekantrauju ypatingai visą šitą krūvą pačiupinėti, pradėti ir daryti. Specialiai filmuoju, nes jau kai pradėsiu daryti, tai jau jei sugadinsiu ką nors. Tai pusė malonumo bus dingę. Tai va, tai mano ornamentas vietoj mandalos. Jo, vietoj mandalas bus ornamentas pasitestavimui ir pasibandymui, nes, kaip žinia, šitos schemos reikalauja visokių specializuotų kryželių, nes šitos schemos turi labai daug instrukcijų ir jas reikia gerai tikrai paskaityti, jeigu nori nesuklysti. Pavyzdžiui, tuoj parodysiu. Net yra išdėstyta, kokio tipo tie specializuoti dygsneliai yra. Aišku, ten yra į kryželio, tikrai dažniausiai būna jo nemažai, bet šalia viso to tada gauni didžiuliausią instrukciją, kaip ten, kas ten ir kodėl ten. Su tokiais visokiais paaiškinimais, tai šitą schemą reikia labai sekti. Tikrai rekomenduojama. Tai kadangi aš taip nesu labai pratus, tai sakau, man nebuvo drąsos. Tai čia yra tas mano trečiasis variantas, toks atsarginis iš tos baimės pradėti. Tai tikiuosi ir pradėsiu, nežinau, kiek pavyks padaryti, nes visgi vasarą aš turiu savų planų, tai tik dėl draugės. Taip, tada schema, kurią aš gavau dovanų. Irgi įmesiu nuotrauką, turiu kitą krepšiuką. Ir matau, kad Vintage Grey aš pasirinkau. Irgi Evas 32 kaunto. Tai pabandysiu viską ištraukti. Čia jau visko yra daugiau, nes čia jau yra tikra mandala. Ir dabar jau, kai perskaitysiu, tai bus daug juoko. Hydrangea, kažkaip kitaip tarėsi, palaukit, reikia pamastyti. Žodžiu, rudeninė mandala kažkuria prasme galima irgi sakyti, bet spalvos tai yra visiškai kitokios. Kur čia mano tos žilkutės, tai įsivaizduokit, koks čia yra sąrašas. Tik tiek, kad čia kas yra dar gerai su šitą mandalą, kad jinai turi visą krūvą DMC. Nes mano ta vienintelė, kurią aš norėjau turėti mandalą, tai ten vien šilkas, ten labai brangi. Tada eina 2 keronai, tada, kaip mato, tikrai nemažai Dinky Dice šilko, tada kito tipo Dinky Dice šilkas, tada Gloriano šilkas, tada kita Gloriana, kitokio tipo. Vėlgi eina Gallery Petit Treasure Braids, tai čia yra auksiukai ir tai jau tada jau visa kita eina karoliukai. Ir čia karoliukai eina paprastesni ir kaip matot, jiems net nėra atitikmenų, nes dažniausiai schemose kartais yra įdėta, kad galit DMC pakeisti. Ir šiaip yra žmonės, kurie keičia, ta prasme, ir kas yra labai labai faina, kad tie pakaitalai, kurie yra sugalvoti į DMC, jie taip gerai yra parinkti. Tik tiek, kad žinokit, yra tokia rizika, kad ne kiekviena schema turi tuos atitikmenis surašytus, nes, pavyzdžiui, kaip matot, čia net nėra Mill Hill surašyta tom delikom. Ir, pavyzdžiui, metaliukų jau nepakeisit, nes į kreiniką irgi nieks nekeičia realiai, tik tai šitą dalį galit pasipiginti, nes vis tiek šilkai kainuoja. Dinky Dice tai dar pusę velnio, bet visos Glorianos, keronai, nepaslaptis, čia yra jau investicija. Tai jau kai sugalvoji tokį dalyką daryti, tai supranti, kad jau taip tiesiog per vieną kartą visko negausi, nes, nežinau, tai yra prabangu, tai yra labai prabangu. Nes Chatelaine man asmeniškai yra meno kūriniai. Ir į tos meno kūrinius jau tenka painvestuoti. Nebent norit keisti, tai tik tai sunku pasakyti, kuriuose schemose yra tie DMC nurodyti kaip atitikmenys, o kuriuose nėra, nes ne visose tikrai bus. Ir man atrodo, kad tik tai nusipirkus ir tai gali sužinoti. Tai nežinau tos paslapties, kaip sužinoti greitai ir neskausmingai. Tai sakau, nieko nerūšiavau, kaip gavau, kaip susidėjau.
Grinai dėl draugės dabar viską ištraukiu. Tai vat parodysiu dabar gal tiesiog jums. Nu, aišku, vėlgi DMC, patys man geriausiai žinomi siūleliai, vat net matosi, kad išsitraukiau keletą spalvų iš savo skladuko. Šiaip gražus pastelinis darbas, nors nesu pastelinių spalvų fanė, bet... Ir taip, čia jau yra visa krūvelė šilkų. Tiesą sakant, pati nežinau, kaip, pavyzdžiui, su šituo šilku reiks dirbti, nes neturiu jokios patirties. Čia yra tas perlinis šilkas. Žinokit, čia man pačiai bus tiek atradimų. Čia jau yra tas, palauk, byra viskas. Čia yra jau Gloriana labiau klasikinė. Tokios pastelinės spalvos. Čia yra tie du Kerono šilkai. Mano jau minėti, aš nežinau, kodėl tiek daug reiks. Nu, aišku, čia nedidelį kiekį, kaip matosi, tai va tiek netgi reikės Glorianos perlinės, nes matot, kad ar pavyktų pritempti. Tai toks susukimas yra kaip perliuko. Tai vat, nu, nežinau, dar neturiu patirties tame. Ir čia tada dar turim Dinky Dice, kaip aš ir sakiau. Maždaug va toks spalvynas. Nu, nėra labai ryškios spalvos, bet labai gražios. Ir irgi Dinky Dice yra vat perlinis vienas siūlelis. Nu, žodžiu, čia bus daug patirčių. Tokių nematytų, negirdėtų, nečiupinėtų. Ir turime 3, man atrodo, spalvas jo, nes čia viena spalva reikėjo 2. Tiek turime tik auksiuko. Tai šį kartą auksiuko bus mažiau. Bet labai irgi gražios spalvos. Ir karoliukai. Nu, kur aš karoliukus padėjau? Ai va. Irgi pirkta iš European Cross Stitch. Tai vat spalvos atrodo maždaug taip. Man labai patinka, kaip jie supakuoja, bet gal man vienintelis tik tai tas nelabai fainas dalykas, kad jie vat kaip ir šitam ornamente tas visas kristaliukus suplaka į vieną maišiuką ir jau tu tada pats būk mielas atsirink. Tai va čia yra lygiai tas pats, tik tai nelabai taip gerai matosi, bet yra, vat matote, buteliuką supilta. Vieną buteliuką, vieno formato, į kitą buteliuką kiti. Tai va, yra po kelis, va čia yra 3 rūšių, čia gal 2 irgi 3 yra suplakta. Tai, nu, bet žinokit, tikrai nesulaukiu, kad aš pabandysiu delikas, nes čia man irgi bus naujiena delikų, aš niekada neturėjau. Ir kada aš bandžiau pati surinkti, aš supratau, kad tai yra taip sudėtinga. Tai prasme, tikrai sudėtinga. Nes Europoje, atrodo, yra parduotuvių, kurios turi delikas, bet ar jos turi visas spalvas tokių kaip reikia, dažniausiai ne. Tai aš iš pradžių, nežinau, daug dienų bandžiau rasti tokią europietišką parduotuvę, kur galėčiau siųstis kažkur iš arčiau ir nereikėtų mokėti už dekoracijas ir ten, nežinau, mokesčius, žodžiu, importo mokesčius ir visą kitą, bet po to tiesiog supratau, kad, aš nesiruošiu turėti šitos dizainerės darbų ten 10-timis ir tiesą sakant, tikrai daugiau ir nenoriu, tiek kiek turiu, labai esu laiminga, patenkinta ir šiltai aprengta. Tai va, tai taip atrodo priemonės mano dovanotai schemai. Tai gavau dovanų, negalėjau patikėti, bet man yra tokio grožio. Irgi, kad, aš aišku, čia galiu visą laiką sakyti, kad man labai gražu, nes iš tikrųjų, aš kaip ir minėjau, jie atrodo kaip meno kūriniai ir aš žinau, kad dažniausiai žmonės siuvinėja gana lėtai, nes reikia labai skaičiuoti, labai atidžiai daryti, nes, sakau, tie specifiniai dygsniukai reikalauja susikaupimo, reikia žiūrėti, tikrai tos siūliukus skaičiuoti, kad, nes tokią klaidą padarė su šilkais ir po to išardyti šilką, jis realiai labai susigadina. Ir verkt tada gali norėtis. Tai va, tai jau tikiuosi vieno dalyko, kad neįgausiu priklausomybės. Nes nenorėčiau. Ir būtų labai liūdna. Nes prabangus darbai,
o aš tiek nenoriu išleisti šitam hobiui, nes tas hobis ir taip kainuoja brangiai, o aš turiu visko pakankamai. Tai va. Tai yra mano antroji mandala, antrasis Martinos Rosenberg šedevras. Ir ta vienintelė mandala, su kuria aš norėjau tiesiog kada nors pačiupinėti šitos meno kūrinius, tai buvo Pompėjos mandala, labai didelė, labai įspūdinga. Norėjau siuvinėti ant juodo audinio, bet tada labai išsigandau, nes, tiesiog bijau, kad nežinau, ar mano galimybėms. Tai vat schema, tiksliau priemonių sąrašas, įsivaizduokit, 2 lapai. 2 lapai ir jau čia DMC jūs nerasit. Čia pagrindas eina Needle Point Ink Silk Colors, bet apie šitą mandalą tuo įrašysiu kitą video, nes matau, kad turiu truputėlį atsijungti. Tai štai, Pompeja Garden, 2006 metų kūrinys, reikalaujantis vat štai tokios krūvos Needle Point Silk ir netgi kai kurių net ne po vieną. Tai galite įsivaizduoti, kiek ilgai man reikėjo juos rinkti, nes net ir aš tik negaliu sau leisti. Tada turim labai specifinius siūlus, kurių tikrai reikia paieškoti. Tai yra Thread Gatherer Silks. Ir jie, kaip matote, eina 2 rūšių. Čia, ir net kai kurių reikia vat po 2. Tada eina vienas Dinky Dice, visai nemažai Carono. Tada vėlgi eina Gloriana, ta standartinė, tada eina metaliukai ir jau tada eina čia jau gana nemažas kiekis Delica karoliukų. Ir vat kaip minėjau, čia buvo atitikmuo Mill Hillam. Ir vienintelis privalumas ir pliusas, kad šita schema turi visur atitikmenis DMC, tai realiai, jeigu jūs nenorit pirkti tų visų šilkų, tai galit pasikeisti į DMC ir vis tiek gausit kažką panašaus. Pats darbas iš savęs, dabar galvoju, čia ne šitam lape, neatsimenu, dabar kažkur užkišus matmenų, bet yra labai labai didelė mandala, kur man labai gražu mandalas ant juodo. Bet ar aš tiek drąsi, aš labai mėgstu juodą audinį. Ir vat įrodymas, kad aš ir turėjau. Kas ten žino, pasitreniruosiu dabar ant auksinio ornamentėlio, ant pastelinių spalvų, gal ir bus drąsos. Tai va, tai čia yra Needle Point šilkai. Jo, didžiulis kiekis. Rinktas, nežinau kiek laiko. Ilgai. Gloriana šilkai ir Caronai. Fantastinės spalvos. Fantastika. Tada eina kita dalis Glorianos. Nes Glorianos šilko, kaip žinia, yra skirtingo irgi pynimo, yra skirtingos kainos, skirtingi dalykai. Tai jo, apie Glorianą čia galima atskirą laidą padaryti. Yra Dinky Dice vienintelė spalva. Ir tada, aišku, eina, gerai, šitą ištrauksiu, šitą išeis ištraukti. Visi tie auksiukai. Štai. Tai irgi galite įsivaizduoti, kiek čia yra visko. Tai tikrai yra ilgai rinktas dalykas. Ir čia tokia dovana buvo savo. Su ta mintim, kad aš vieną bent jau padarysiu. Chatelaine. O gausis, kad visgi bus 3. Ir mano iš naujo nupirkti karoliukai, nes visiškai DMC man nepatiko. Aš jau sudėlioju dėžutės, tai neparodysiu, kiek skiriasi. Bet žinokit, jeigu jie siūlus labai gerai parenka, o siūlus jie tikrai gerai parenka. Jeigu nepamiršiu, vėlgi neprisišnekėsiu, aš uždėsiu nuotrauką, nes aš jau buvau nusipirkusi Gatherer silkų atitikmenis į DMC, nes tiesiog buvo neįmanoma jų niekur rasti.
ir ten yra visa istorija, kaip man juos pavyko gauti ir perskraidinti iš ano pasaulio krašto į Lietuvą. Tai karoliukai dėja, bet tiek idealiai netitinka. Nu gerai, aš to pakratysiu, va, matot, vėl supilta į vieną maišiuką visi tie 3 žiūriukai, kubeliai ir randelės. Tai va, tai čia yra mano tikriausiai gal prašmatniausias, didžiausias, grandioziškiausias, kada nors turėtas projektas. Ir aš jį labai labai noriu sėkmingai padaryti. Tai dėl to vis dar nesiryžau, bet man labai norisi patikėti savimi ir kad pasitreniravus, šiek tiek matosi schema, čia jau ko negaliu rodyti, tai negaliu rodyti. Tai vat, tai aš turiu viltį, kad aš kai pasitreniruosiu ant mažesnių darbelių, tai galbūt išdrįsiu padaryti ir šitą Pompėją, tokį super, super didelį darbą. Tik tai dabar reikia tiksliai nuspręsti ant kokio audinio, nes jeigu ant juodos visgi neišdrįsiu, tai manau irgi rinksiuosi kažką panašaus į pilką. Man atrodo, tai labai geras variantas šito mandalom Chatelainų. Tai palinkėkit man sėkmės. Nežinau, kada tai įvyks. Čia yra vieninteliai darbai, ant kurių aš nenoriu skubėti. Ta prasme, akimis aš labai noriu daryti. Labai. Bet aš suprantu, kad reikia tam... reikia susikaupti. Reikia labai įsivertinti, kad tai bus didelis darbas. Jam reikės erdvės namuose, nes tai yra šilkas. Šilką jau truputėlį nelabai norisi kankinti visokiais, nežinau, tampymais, brūžinimais, kilnojimais lankelių ir iš tikrųjų visai svajočiau turėti kažką tokio didelio, kad galėčiau išsitempti audinį ir nuo mažo lankelio eiti vis didyn ir taip, kad po to susisiūtų viskas labai gražiai. Nes dar yra dilema, ar tik siuvinėti, ar siuvinėti ir iškardėti karoliukus, nes ten jeigu paanalizuotumėt pačias schemas, tai ten labai yra taip gražiai sudėliota dygsnelė iškart su karoliukais. Tai man asmeniškai labai norėtųsi daryti viską iš karto, bet tam reikia turėti didelių rėmų ir kad labai gerai įsitemptų audinys. Ir turėti erdvę, ir turėti kaip pasidėti, ir turėti galimybę taip siuvinėti. Tai nežinau, kaip čia man gausis. Mano pradžia buvo labai didelis fiasko, nes taip, aš ant šito juodo audinio jau buvau pradėjusi, vos keli dygsneliai ir taip rankas sudrebėjo, kad... tai dabar reikia įsiaiškinti, ar aš galėsiu kažkaip atgauti savo elektroninę versiją, nes labai norėtųsi išsididinti iki maksimumo ir labai gerai matyti, nes spausdinta schema yra labai smulki. Tai vat uždavinys numeris 1. Tai va, Sigita, dovanų tau. Tikiuosi patiko. O kas man gavosi, jeigu siuvinėsiu per birželį, tikrai parodysiu rezultatą, kad ir nedidelis jisai bus. Bet kadangi jau draugai pažadėjau, tai vasaros bėgyje savo auksinį ornamentą aš visgi norėčiau pradėti ir nors kažkiek padaryti. Kad ir labai nedaug, kokį 10% viso darbo, nes tas ornamentas jis nėra didelis. Jis nėra net 200-200. Tai jis visai yra mažytis ir ten yra šansų visgi tai padaryti. Žinot, kas man labiausiai patinka jame? Black work. Tai jo. Tai vienintelio, ko linkiu savo, tai negauti naujos ligos. Nes mes žinom, siuvinėtojus, kaip greitai galima pasigauti priklausomybę gražiem dalykam, o su šitomis mandalomis yra labai pavojinga. Aš esu mačiusi vieną vienintelę moterį, kuri yra išsiuvinėjusi, o dieve, kiek daug šitų mandalų. Praktiškai tik jas ir siuvinėjo daugiausia. Jis siuvinėjo labai daug metų. Tikėtina dar tada, kai pati dizainerė buvo gyva, jinai pradėjo tai daryti. Ir dabar labai pačiai smalsu, ar man pavyks. Nes spec kryželiai tai ir norisi, ir labai traukia, ir kartu labai nedrąsu. Nors atrodo, šitiek metų siuvinėjo, bet žinot, kryželis yra labai paprasta, o visas spec dalykai
yra labai faina ir visos, kurios siuvinėja, sako, kad tai yra visai kitaip ir visai kitas pojūtis ir labai labai užkabina. Nu tai va, tai mano bandymas užsikabinti už specializuotų dygsnelių bus kartu su Chatelaine. Tai va, mano speciali dalis, prezentacija ir svajonė, nu kažkaip pradėti bent judėti. Tai va, nebetempiu laiko ir žiūrim, ką dar man pavyko nufilmuoti per birželį. Nu kaip. Mano ilgasis pasakojimas apie Chatelaine baigėsi. Tai buvo nufilmuota pačioj birželio pradžioj. Nu ir aš labai jau stengiausi, ką nors bent porą dienų paimti pasiuvinėti, kad turėčiau parodyti, kaip tai juda. Tai kaip matot, išardytas gražusis Glorianas siūlas, kuris, tiesą sakant, mane taip nustebino, kai aš pradėjau siuvinėti. Tai aš jau daug ką išsiardžiau, jau vat, matot, adatas sukištos ir metalizuotus siūlelius, ir DMC, ir kitus gražiuosius šilkus. Ir kas man gavosi, tai man gavosi štai kas. Nu, aišku, aš esu ne kieme, tai va dabar nesimato visas tikriausiai tas šviesumas ir gražumas. Tuoj kryžiukutės pasidėjau. Bet kai aš pradėjau siuvinėti šitas sakeles, tai man buvo kažkas tokio. Palaukit, kaip čia dabar? Va. Aš padidinsiu. Tai čia yra tas gražusis Glorianas siūlas. Ir man taip patiko daryti šitas Algerian Eyelets. Tai aš nežinau net čia kaip verčiasi. Aš tai vadinu alžerietiškom akim. Paprasčiau. Tai nežinau, pirma mano gyvenime daroma Chatelaine. Nu, čia ne mandala, čia yra gotikinis ornamentas, rudasis aukso spalvos. Ir šiuo metu atrodo taip, čia pats viduriukas. Ir jau čia visur, kur dabar yra tuščia, tai čia eis karoliukai. Jau dabar man realiai reikia eiti plėstis aplinkui, nes faktas tas, kad aš norėsiu tik tai tą patį vidurį dabar daryti. Tai va tiek man pavyko. Čia dabar man yra mano jau panaudota 3. Jėzau, dar gal padidint. Jėzau, nejudėkite. Juda mano dabar kamera. Panaudoti 3 specdygsneliai. Nu, kaip ir minėjau, šituos esu darius, bet šituos ir šituos aš dariau pirmą kartą. Tai ką galiu tikrai parekomenduoti, kad darykitės pirmiausia vidury, jeigu yra kažką kryželiais. Tada išeina labai gražiai viską atsiskaičiuoti ir tada nereikia nervuotis, kad jūs kur nors suklydot ir kad kažkas bus ne vietoj. Tai va. Tai čia yra mano pradžių pradžia. Ir nežinau, labai tikiuosi, kad per Liepą bent irgi porą dienų. Čia, žinokit, yra tik 2 dienos siuvinėta. Ir aš nemeluosiu, aš kai išsiuvinėjau patį vidurį tik tai, nebuvo pas mane to užsikabliavimo ir džiaugsmo, kai man visi sakė, oi pamatysi, va, pradėsiu siuvinėti, turėsi dar vieną priklausomybę. Ne, neturėsiu. Neturėsiu. Oi, tai jo, nežinau, kaip ir faina iš vienos pusės, nes tai yra kažkas tokio nedaryto, nematyto. Ir sakau, aš kai išsiardžiau šitą Glorianą ir iš tikrųjų, kai pamačiau, kaip gražiai dėliojasi tos sakelės, Jėzau, kaip jis man pasidarė gražus. Aš suprantu, kad kuo daugiau aš matysiu, tuo jis man labiau patiks. Aš net nebejoju, bet kad aš labai užsikabliuočiau, kad man labai patiktų taip intensyviai žiūrėti, kad nesuklysti, nes čia nėra tas siuvinėjimas, kur, pasiėmiau čia, žinai, vieną siūlelį ir varau. Čia toksai, nepatostogavimai, čia reikia labai skaičiuoti, labai įdėmiai galvoti ir darytis dalykus, kad tikrai nesuklysti, nes jeigu tu ant tokių dalykų suklysi, tai tie ardymai kainuos brangiai. Nes siūlą dažniausiai tu naudoji, kaip ir matėt, brangų, tai yra šilkai ir labai dažnu atveju vien šilkai. Tai man atrodo, kad reikia tiesiog labai atsargiai dirbti. Tai va, tik tiek man pavyko padaryti per birželį. Su mano visom tam Chatelainėm. Nu, faina, aišku, bet nekabina manęs tiek, kad aš dabar svajočiau turėti 10, 20, 30 rinkinių.
Tai va, tai toks buvo pas mane birželis ir dar vieną darbą tu jau atsinešiu, nes prisiminiau, kad dar vieną sampleriuką vežiausi irgi vieną savaitgalį, keliaudama pas tėvus į gimtinę. Ir ką man pavyko padaryti, už sekundės parodysiu. Tai pabaigai dar vienas mažas sampleriukas, kurį aš turėjau kaip kelioninį. Tai Cottage Garden Samplings. Vienas iš paukštukų serijos sampleris, kurį aš turėjau senokai, tai yra Have Faith. Jis atrodo taip. Aišku, tos mėlynos spalvos man labai patiko. Seniai jisai pradėtas, gal 25 metais, kažkada, tai prieš kokius metus. Ir jo yra, gerai, aš galiu nuimti, jo yra šiuo metu tiek. Tai dar netgi pamažinam, gal bus paprašiau jį sutalpinti. Nu tai va, tai jisai dabar yra nelygintas, siuvinėtas ant mano mylimiausios vintažinės pilkos spalvos. Nu va, tai dabar, aišku, matysi čia šitas. Va, kiek yra padaryta, tai padaryta tikrai daug. Nu va, palyginu su schema. Turiu namą, turiu didžiąją dalį lapų, 2 varpelius iš 5. Dar neturiu paukštelio, bet jis jau pradėjo lipdytis. Ir turiu bėdą. Ir turiu bėdą su žaliom spalvom, kas mane labai biškį supykdė. Kad, kaip matot, yra nurodyta, kokių spalvų reikia, bet visiškai nenurodyta, kiek reikia. Aš žinau, kad kitoj serijoje yra nurodyta bent jau atsivertus schemą, bet schemos apačioje, va šitose vietose, kai kur yra nurodyta, bet visiškai kitos serijos. Šičia niekur nėra nurodyta, pavyzdžiui, kokio nors ten dvejetuko ar numeriuko ar kažko, kad tau kažkur kažkada reikės daugiau negu vieno kokios nors spalvos siūlo. Tai va tas mane labai labai nuvylė, nes Weeksday Works, nu tai yra siūlai, kurių neteisi čia Lietuvoje ir labai nenusipirksi. Bent jau aš nežinau tokios parduotuvės, jeigu kas nors žino, pasakykit. Ir dabar užsakinėti tą siūlelį, čia vat šitie siūleliai, Weeksday Works. Nu siaubas, ta prasme, aš turėjau blogą nuojautą vat su šituo siūlu žaliu. Oi, palaukit, parodysiu. Ai, tai laimė, kad aš žinokit ir jaučiau, kad čia bus kažkas negerai. Jėzau, kaip pasisekė, aš pamiršau, kad iš tikrųjų, tai va, tai vieną siūlą aš praktiškai susiuvinėjau, va, 12,77 aš beveik susiuvinėjau, dabar visiškai pabaiga eina 12,76, o kaip matot, man dar toli gražu. Ta prasme, aš turiu dar pabaigti šitą visą lapą, šičia visą apvažiuoti realiai. Tik kad ir kaip tu taupiai besiuvinėtum, tau neužtenka vieno siūlelio. Ir aš, pavyzdžiui, dabar tą šviesų jį turiu 2198. Nu, tai dar yra vilties, kad jo užteks, nes jo reikia mažiausiai iš visų žalių spalvų. Bet jūs įsivaizduokit, jeigu va šitų 2 siūlų, kur vienas jau baigėsi, dėl ko pas mane ir šie kamputė netada, tai yra įsmeigta dėl to, kad šitas siūlas tiesiog baigėsi. Tai jeigu aš nebūčiau turėjus įtarimo, kad čia yra kažkas ne taip ir nenusipirkusi dar 2 šitų siūlelių, nes kažkodėl galvojau, kad šito nenusipirkau ir tada labai, bet visiškai galva nedirba. Pasirodo, nusipirkau. Tai va, tai jeigu aš būčiau nenusipirkus, tai man šansų išsiuvinėti nebūtų. Tai aš sąžiningai nelabai suprantu, kaip galima padaryti schemą ir joje nenurodyti kiekio. O patikėkit manim, aš tikrai esu tas žmogus, kuris tikrai taupiai siuvinėja. Aš nenaudoju pakavimo metodo, aš tikrai nešokinėju per 10 kryželių nuo vienos vietos į kitą, aš geriau nukerpu taupiai, tada kitur pradedu, vis tiek mažiau to siūlo susinaudoja ir tikrai, nu, aš tikrai esu tas žmogus, kurį siuvinėtojas pažįsta kaip taupų jį. Nu, ta prasme, aš netaupau specialiai, bet
Aš tikrai sunaudoju pakankamai normaliai to siūlo ir kiek dažniausiai būna nurodyta, man visada užtenka, kad ir ką aš siuvinėčiau. Ar rinkinį, ar schemą, ar dar kažką. Tai man labai, toks maždaug joks pateikimas siūlų. Ačiū, kad iš vis pateikėt, kad jis yra. Tai nežinau, aš turiu daugiau šitų paukštelių. Tai jeigu kažkuriuose juose bus dominuojančių spalvų, tai jau akivaizdu, kad jų ir neužteks. Ir tas yra tikrai nepaprastai pikta, nes tai yra labai nepagarba siuvinėtojai, kuri planuojasi, kuri perkasi ir kur reikia pirktis. Pavyzdžiui, mesgi Lietuvoje žinom, kad šitų siūlų nenueisi niekur, nenusipirksi, tu turi juos siūstis jau iš kažkur. O tai reiškia, tau kainuos ir siuntimas daugiau, ir laiko tai užims, ir, žodžiu. Tai, bet kaip faina, dabar, gerai, jūs žiūrėkit, kad aš pradėjau filmuoti. Pasirodo, aš nusipirkau abi spalvas, jau matydama, kad kažkas ne taip. Aleliuja, ką aš galiu pasakyti. Tai kol kas mano yra nepanaudotos 2 spalvos. Nepanaudota šitą mėlyną ir geltoną, dėl to, kad aš nesiuvinėjau dar šito teksto, nes realiai ta mėlyna eina ryškiai tik tai ant paukštuko, o ta ruda geltona tokia eina ant šitos raidės. O visą kitą aš esu jau panaudojus. Visi siūliukai mano yra išardyti, jie daugmaž dabar atrodo taip. Aš jau susuku juos ir atgal. Ir dabar susigalvojau mandrybę. Susuku va šitaip ant babinos, kad nesusilamdytų tas popieriukas ir matytųsi va taip numeris. Faktas tik tiek, kad dabar nebegaliu susikabinti ant jokio žiedelio, nes skylutės visos uždengtos. Kadangi čia, kai užsuku, aš mėgstu taip ir užkišti, kad jis neiširtų, tai teko aukoti arba skylutės kažką, nes aš taip ir nesusigalvoju jokio gudresnio būdo, kaip laikyti tada tos išardytus siūlus. Tai nežinau, ateityje gal dar visko bus, dar reikės ardyti man daugiau tų siūlelių, iš gražių tokių pasidaryti tokius. Ir tada aš jau susigalvosiu, aišku, kažkas jau iširo, ir susigalvosiu, kaip juos susipakuoti. Tai va, toks buvo mano birželis. Daug pradėtukų. Dabar pradėjau dažyti audinius, bet juos pradėjau dažyti dėl vieno labai tokio specifinio tikslo. Tai apie juos jau ko gero man išeis pakalbėti per sekantį video. Tai aš manau, kad kol nesisiuvinėja, o norisi eksperimentuoti, kažką pradėti ir tą, ir aną, ir trečią, ir ketvirtą, be didelių iliuzijų dideliem pasiuvinėjimam, nes yra šilta, nes yra faina, jeigu nepliekia saulė, norisi eiti kažkur. Tai manau, kad Liepos mėnesį irgi bus visai fun tiesiog pradėti, kažką pasiuvinėti. Kad ir labai nedaug. Kaip ir minėjau, labai dabar užsiimu audinių dažymu, eksperimentavimu ir žaidimu. Siuvinėju tik tai labai natūraliom priemonėm. Bet apie tai mes pakalbėsim Liepos gale arba rugpjūčio pradžioje, jau kada man ten pavyks pasidaryti tą sekantį video. Aš bandysiu išlaikyti kažkokį tą ritmą. Aš suprantu, vasarą man irgi nevyksta viskas taip, kaip šaltesniuoju metų laiku. Vasara yra vasara, nieko tokio. Tai pasižiūrėsim, kas iš to gausis. Eisiu šiandien pasiuvinėti, jaučiu šitą paukštelį, nes jis man žiauriai gražus. Žiauriai. Ir aš, kadangi turiu dar kitų schemučių, aš neturiu visos serijos. Serija vis yra 12 vienetų. Ir man labai patinka Cottage Garden samplings. Iš esmės savo dizainais ir savo net, labai gražių logotipų. Bet, kodėl jie taip nenurodo kiekių, tai man nelabai suprantama. Tai va, mėly mano žmogeliukai, atostogaukite, ilsėkitės, džiaukitės. Jeigu šiuo metu kažkur tiesiog gulite prie ežero, įsikišę ausinės į ausis ir žiūrite mano video, tai aš labai džiaugiuosi, kad jūs tam radot laiko. Aš labai tikiuosi, kad tai kažkiek praskaidrins jūsų vasarą. Ir ypač, jeigu tenka dirbti ir neturit atostogų arba neturit galimybių kažkur labai išvykti. Pavyzdžiui, aš irgi neturiu šitą vasarą galimybių kažkur labai išvykti ir aš praktiškai net neturėsiu atostogų, tai
Labai tikiuosi, kad kažkiek pralinksmės ir pradžiugins bent jau mano klerzalai. Nes kalbu tik, kad kalbėčiau. Jo, o Liepą aš esu kai ką paruošusi visiškai kitko. Tai susitiksim, tikiuosi greitai, nes laikas eina greitai ir ilsėkitės, džiaukitės, gražios jums vasaros. Tikiuosi neperkaisit. Aš kaip žmogus gimęs vasarą labai nemėgstu vasaros. Tai bandysiu Liepą pašvęsti gimtadienį. Kažkaip tai neperdegti, neiškepti ir dar jums kažką nufilmuoti. Ir ką? Ir iki greito. Iki.